Perduodam gelbėjimo Placmano katerį Audra vyriausiam policijos komisariatui. Šis kateris yra pastatytas prieš 30 metų. 18 metų jis atitarnavo Švedijoje ir 94 metais buvo perduotas Lietuvos Respublikai kaip gelbėjimo kateris. Ir jis sąžiningai atidirbo ir mūsų uoste 12 metų. Na, o dabar tikimės, kad jis yra techniškai tvarkingas, nudažytas, paruoštas, patikrintas ir perduodam policijai. Noriu viso vyriausio policijos komisariato vardu padėkoti uosto direkcijai už parodytą geranoriškumą, už pagalbą iki to, kol buvo perimtas kateris, pagalbą darbe. Dėkingi nuoširdžiai tikrai labai. Audra nėra tokia pritaikyta prie didelių bangų, prie visko uoste. Jinai, manau, dar toliau dirbs ir mūsų bendradarbiavimas bus kuo geresnis. Taip, iš tikrųjų, mes norėdami pilnoje apimty vykdyti policijos funkcijas valstybiniam jūrų uoste, be šito laivo dėja to negalėjom. Ir dar kartą aš noriu antryti gerbiamą Tomą ir dėkoti už geranoriškumą jūrų uosto direkcijai, kad jie sutiko šitą laivą perduoti mums eksploatacijoje ir mes, manau, turėdami tokį laivą sugebėsime tinkamai vykdyti mūsų visas funkcijas, užtikrinant visuomenės ir jūrų uosto saugumą. Generalinis direktorius mes tokį kuklų suvenyrą iš policijos komisariato dovanojam. Ačiū.